Savo gyvenime patyriau daug džiaugsmo. Mačiau gražių vietų ir užauginau vaikus, kuriais nuoširdžiai didžiuojuosi. Sulaukiau anūkų ir net proanūkių. O šiandien didžiuodamasi vadinu save prosenele. Gyvenimas tikrai greitai prabėga ir nespėjai nė susivokti, tu jau nebesi toks stiprus, koks buvai anksčiau. Tai, kas anksčiau buvo lengva, dabar tapo iššūkio. Prieš mėnesį mano dukra supažindino mane su slaugytoja Ana. Ir dabar aš nesu viena. Ji yra šalia manęs kasdien, padeda ir palaiko mane. Ji tapo mano drauge. Mes daug juokėmės kartu. Iš pradžių buvau skeptiška, bet dabar dėkoju savo vaikams. Dėka jų vėl jaučiuosi saugi ir nebesu viena. Tai buvo geriausias sprendimas, kurį kartu priėmėme.